Buvo iš tikrųjų nerealiai. Trūksta žodžių iš tikrųjų papasakoti. Nepatikės, kam pasakas. Aš Tomas Marcinkevičius laimėjau konkursą Ralio vergai, pasivažinėjimas su Vytautu Švedu ir bandysim laimę. Ką pažadat keleiviui savo? Geras emocijas, aišku. Visada kiek teko važiuoti, tai dar nei vienas nenusivylė. Visi išlipo euforijai, tikiuosi nebus pirmas kartas šiandien. Ir įspūdžiai kokie? Buvo iš tikrųjų nerealiai. Netikėjau, kad tokiu greičiu galima važiuoti miškais, žvyrkeliu. Trūksta žodžių iš tikrųjų papasakoti, kas ten vyko. Nepatikės, kam pasakas. Keleivis? Man irgi labai greitai buvo pats apakęs, net dabar šituo vidurį buvęs. Ne, iš tikrųjų viskas taip, kaip tikrose lenktynėse. Norėjau padaryti žmogui įspūdį, kad atsimintų, galbūt ne visą gyvenimą, bet bent kelis metus į priekį. Manau, kad tas pavyko, nes... Atsiminsi ilgam atsiminsi tikrai. Sumeskit rankom dabar. Ne, iš tikrųjų sunku papasakoti, kaip ten jautiesi viduj per posūkius greitis 160 žvyrkelių miškuose. Iš tikrųjų netikėjau, kad toks greitis bus. Mėto po visą mašiną mėto, bet jei nediržai, nešalmas, tai ten neįmanoma būtų išsilaikyti iš tikrųjų. Ar Vytautas sakei, kur posūkis? Ne, Vytautas pats puikiai žino trasą, jo mokinti tikrai nereikia. Ir matos, kad žmogus tikrai čempionas Lietuvos. Jaučiasi iškart įsėdus.